Sveiki, efektyvūs moksleiviai, o save tokiais vadinti galite todėl, kad jums rūpi, kaip jūs mokotės. Savaime suprantama, motyvacija yra labai susijusi su mokymosi procesu. Ir vienaip mokomės, kai ją turime, o kitaip, kai jos neturime. Tačiau abiem variantais galime pasiekti puikių rezultatų. Taigi, kai turime motyvaciją, mes patiriame srauto būseną. Jūs tą vadinate išėjau savo zoną, aš esu savo flow ir panašiai. Tai yra labai pakilus jausmas, kuriame ištirpsta laikas ir aplinka. Taigi, metodai, kuriuos naudojame, kai esame srautiniai būsenai, padeda ją kontroliuoti, padeda ją valdyti, o ne tam, kad jinai valdytų mus. Kita vertus, metodai, kuriuos naudojame, kai neturime motyvacijos, tačiau norime rezultato, yra metodai, kurie yra labai struktūriški, kurie labai laiku ir mažom ir teisingom dozėm duoda mums patirti apdovanojimą ir dopaminą. Tai yra metodai, kurie padeda išlaikyti dėmesį, kai jau jisai pradeda silpti. Taigi, norite sužinoti daugiau? Sekite Skulsi ir prenumeruokite mūsų naujienas ir likite efektyvūs.